Labas rytas, nauja diena ir mes vėl turime zoologijos sodą. Mūsų draugam prideda strėlytės, meilės, o mums, va, prašau, krabus, lobsterius sakiausius, prieš tai varlė buvo panaudojęs. Bet pažiūrėkit, šitas koks kiūtalas. Tu savo. Į Egiptą. Mariukas. Parodė kažkokią tokią, va šitą va labai gerą. Šitą labai gerą, linkėjimai draugai. Oi. Važiuosit. Tos nerodysiu. Pažiūrėkit, tokia gera kortytė mūsų čia. Mes buvom prieš 2 metus irgi kelioniais draugais. Važiuosit kitą. Vau, čia draugė tai žiauriai gerai atrodo, bet žiauriai. Iš kur čia gauti tokio? Žiūrėkit, čia aš. Nebijokit, aš nerūkau, žinokit, cigarečių, čia buvo tik dėl nuotraukos. Yes! Šiaip iš tikrųjų, aš laimėjau prieš tai 4 kartus ir vieną kartą pralaimėjau. Bla, bla, bla. Žiūrėkit. Eisit prie jūros, ne? Vis tiek iš karto. Taip. Nereikia. Ta prasme, wow, eik, Načia, kaip tau bus blogai, žinok. Bus blogai. Parodyt nugarytę savo. Nugarą, chill. Nespjauna. Wow, ta prasme. Mes tu taip normaliai. Diena be maisto. Oho. Pasiklydę dykumoj, bandom kažką susimedžioti. Wow. 4, taip 5. Taip ir gyveno. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ai, atrodo skaudžiai. Toks buvo tikslas. Tai va, žinokit, va taip, skaidau, labai gera patirtis, tik tokie didžiuliai greičiai. Čia tas mūsų gidukas, tai jis tikrai kreiziukas yra, žinokit, visiškai kreiziukas. Mane pravežė, tai aš galvojau, kad bus stipru. Norėjau pamokyti, kaip reikia greit važiuoti. Aš tokia atsargesnė esu. Šita, tai mano draugė, tai kamikadzė yra, absoliučiai kamikadzė. Ta prasme, jinai tai varo, nedriftina, grynai viena nuo visų. Ne, bet čia žinokit, labai fainai. Mes mokėjom iš kučiuką daugiau gavosi, 50 eurų žmogui. Bet gavom privatų pasivažinėjimą būtent dykuma, tai kas yra labai fainai, nes kaip būna su ekskursija, tai tokie visi varelė turi važiuoti labai lėtai ir toks nėra to pačio, galbūt tos emocijos pačios, o čia dabar tai taip fainai labai. Daug mums leidžia, mums visiškai leidžia net per daug. Ane? Let's go? Let's go. Let's go? Let's go. Išnuomavom valtį. Pažiūrėkit, toks vandenukas skaidrus, kaip fainai, toks žydras. Ir čia mums priklausantis yra užkandžiai, tai braškės šilgutos suvalgytos. Žodžiu, čipsiukai, jūleisai. Labai skanus. O ką jūs? Papinokė subinė. Aš blogai numečiau. Blogai numetė? Nu labai smagu, žinokit, užskaitom šitą išvyką, ne? Jaukus oras. Paskarina vis dar yra. Maksikono. Medūzos palikonių. Alak rokalio. Čia studijuoti, žinokit, negaliu net pusiu. TikTok narkomanų. Draugė, tu esi TikTok narkomanų. Žiūrėk, valentai. Negaliu prieštarauti. Aš kontentą. Aš jums kontentą kuriu. Waffles? Ne, mes tai norim vaflių. Aš noriu blyno su Nutella. Nori? Tai vaflių.
Raumenys. Norit blynas su nutela? Norim blėnas. Taip padaryk. Wow. Karina jau įsidarbino. Va čia va toksai versliukas, waffles. Toksai va. Ernestas irgi jau dirba. Ernestukai. One crepe with Nutella. Okay, one. You like your crepe croccante or morbida? Morbida or croccante? Drauga, ką tu ten dirbi? Ką darai? Kokį blyną? So, Blina, we have new Shita? chef to now. Ok. She make la pistachio. Pistašio? Yeah. It's a pistachio Dubai. Komentaras, nubalsuokit, kas aš. Esi ponas nesąmonė. Du dalykus nubalsuokit, kas aš ir kur mano tėtis. Nes prieš tai... Taip jau duvavote. Nes prieš tai galvau, kad tas taksistas, bet ne. Jo, jis jau verslą nusprendė daryti, jau kelintą žmogų bando įkalbyti. Nes Afrikoje labai brangios mašinos. Let's go. All of us. Come. Ok, mūsų vairuotojas kažką mums parodys. Na, eik šitelę. Hello. Čia toj mus parduos juodą į rinką turbūt. Yep. Valentas vakar su juo sudėlino ir pirks 3 butus Egipte. Tai dabar važiuojam pirmąjį apžiūrėti. Keisiu į geliką. Tai važiuojam pirmąjį apžiūrėti. Pažiūrėsim, kaip sekas. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Žiūrėkit, čia siena. Ai. Jie turi sieną? Ai, tai čia Valentai tavo pasiūlymą duoda. Atėm namą, meistrai pasakė, pirmas dalykas, ką reikia padaryti šitus nulup, kad jie nepridžiuguto. Jaučiu čia po fakto. Ai ne, dar galima nulupti. Įdomu, kodėl nenulupa tų plėvelę. Nu, jau nesuturpėjusios jos jau. Nuo senumo. Bet šiaip geras, aš žinokit įdomu. Yeah, big hole to put a small fan. You put it here. She walk. She takes the smell out. Čia yra virtuvė. When you are cook. And this is the window. Yeah. Pastate išėjimas yra į lauką daugmaž toksai. Bet realiai, kai atrestauruosi, aš manau, kad labai tai čia turėtų būti įspūdinga vieta čia. Nekilnojamo turto savo turėti čia. Valentas jau mąsto, žmogus turi pinigų, ką aš galiu pasakyti. Turėsiu atostogų. Private beach? Eik, wow. Oho, ir už tą pačią kainą dar private? Na, aišku. Va, kaip atrodo pastatas. Aišku, čia. Įdomu, taip. Kur yra va ta tuščia zona tokia, tai va šitoj vietoj bus privatus restoranas. Ir galės žmonės, aišku, ateit, kas norės pavalgyti, pro kitą pusę bus įėjimas. Stipru, ką galiu pasakyti, kažkada bus labai gražiai atrestauruota. Tai buto kaina yra 160 000. Tai iš tikrųjų nežinau, patys išspręskite.
Daug ar mažai? Nes šiaip kaip ir labai skurdi čia šalis yra, bet kaip 160 000, tai čia yra žiauriai maža suma, nes pas mus Lietuvoje beveik nieko nenupirksta, čia pagalvokit, 120 kvadratų butas su vaizdu jūros, su nuosavu paplūdimiu, baseinu, bet aš vis tiek manau, kad jis šiek tiek skemina ir manau, kad tikrai yra kažkokie didesni mokesčiai, nes nelabai tikiu, kad vienkartinis 5000 eurų mokestis būtų visam gyvenimui. Toks nelabai realus, nes šiaip vis tiek mokesčiai turėtų būti prabangos, priežiūros, plus sakė, kad apsauga visą laiką eina, tai apsaugai tai reikia mokėti pinigus, tai toksai įdomus dalykas, bet šiaip už 160 000, tai ką Lietuvoje mažai ką gali nupirkti iš tikrųjų, tikrai mažai, jeigu nori kažko wow. Kas yra juokingiausia, kad mes šitą kelionę labai daug šnekam su vietiniais ir labai daug bendravom su vietiniais, tai jie labai daug naujų dalykų kaip papasakoja, pasako, wow, ne čia iš jų, tai toks gan įdomi patirtis, nes tu sužinai iš jų perspektyvos, kaip čia verda gyvenimas pats. There are 4 people. Can you play the window? Yeah, okay. 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 This is 2 tires. 2 cup or 1 cup. Okay. Ne, su avokado. Ananasas, 2 citrinos vietoj agurkų pasiėmant 2 citrinos ir kad būtų tas ginger. Pamiršau kaip lietuviškai. Kaip jis lietuviškai? Imbieras, va, imbieras. Wow. Man atrodo, kad jūs irgi norėsit. Gavo gerai, atrodo. Žiūri! Thank you! Sekundė ir Ernestukas, jisai pasiėmė kitokio skonio, pasiėmė praktiškai lemon su watermelon. Tai šiaip iš tikrųjų mano tai labai skanus, tik jaučias labai stipriai imbieras, bet labai skanu. Už vieną šitą, kad va tokio dydžio atnešė mums, padarė su maistu, tik aš tik suvalgiau tos vaisiukus, tai kaina yra 220. Oi, 2,20 €. Jaučiuosi kaip tikra vietinė. Ką galiu pasakyti? Wait, 1 minute. Okay. Nu tai vat, mes įsirinkom būtent tokius. Yeah, thank you. Ai, mus čia užrakino, dieve. Ką? Šiaip, žinok, visai patogus toksai dalykas, jeigu atvirai. Nereikėtų niekada pergyventi, ką rengtis. Stot, kaip būtų geriau. Niekada nesvervuočiau, ką rengtis. Nu, tai kaipgi mes atrodom? Kaip močiutė. Panteras. Panteras? Sakyčiau labiau kaip močiutės. Nes niekur nėra. Sakau, čia gerai, kad energetika. Kažkaip man kvepia malonu kažkaip. Kvepia malonu, kaip mažu kažkaip fainai, kai jaučiasi tokia gera energetika. Tai vat, pažiūrėkite lubas, kokios gražios lubas. O kodėl jūs šitaip apsinaugi negalite eiti? Nu, iš tikrųjų, bet tai kokia neligybė. Jų kojas gali matyti, su mūsų ne. Bet mes negalim netgi eiti. Pavyzdžiui, šitų linijų, mes esame šortais. Iš tikrųjų? Jaučiu pats sugalvoju faktą. Mes net prieš tai sugalvojom faktą, kad moteris negali kalbėti bažnyčiai, tai jis patikėjo. Paklausė žmogus. Turim draugą naivuolį. Jam gaudinėkė žiūrovą. Amerika. Čia, žinokit, yra bairis. Su šitu, čia yra insidas mūsų. Nes po vieno vakarėlio, kaip mūsų vienas draugas atrodė, po padauginės alkoholio. Labai padauginės. Mes sakom, kad jis yra iš Amerikos, nu, čia žiūri iš tikrųjų, bet. Tai va. Tai žodžiu, pažiūrėsim, ar Ernestas nepadarys klaidos. Ar nebus čia reikaliukų? Todėl tęskis video. Iki galo. Tai Ernestukas išbandys šukuoseną. Baby, tu tikrai nesigailėsi, manai? Aš ne, čia viskas, bet čia nuo tavo kantrybės priklausys. Nes kad atauktų plaukai, 2 savaičių reikės kentėti mano egiptietišką haircut. Tai palauk, tikrai nori darytis? Na gerai. Kamilė miega.
miega. Pamaniok man. Pasirodyk vlogui. Wow. Sekantis. Thank you so much. Okay. What is it? Ir ant akiukas pažiūrėk, kaip sutvarkė. Gerai atrodo. Wow. Bus vėsra dabar. Tai gal dėl to, kad ką tik atsikėlėm, o gal dėl to, kad iš tikrųjų šiandien bus labai vėjuota diena. Kodas 1, 2, tikrinam. Alfa, girdi? Girdžiu. Alfa patinas girdi? Thank you. Mažiukas biletis. Nes mažiukas žmogus. Kur? Kur yra? Panašus. Panašus į tave. Nes tai. Karina. Kamilė jau nuo pradžių buvo šitą. Tai Karina, Valentas, Ernestas. Bet man reikėjo, ne? Išgąsdinti. Nu ką, labai gražu. Laukiame, kol galėsim įt pamatyti piramidės. Yeah, for me. The best time. Wow! Šita piramidė yra didžiausia. Su. Kaip mus atvežė prie dabar ir dar vėliau į sekančią vietą nuvežė kitų pravedžių. Ne, bet žinau, kaip visai kitaip įsivaizduoju iš to vietą tikrai visai kitaip. Oh my God, not like, oh Georgina, smile. Oi, negaliu. Jisai žino Jordaną. White ticket. Susinervino. Ne. Mūsų draugystė aukščiau už bet kokią piramidę. Ją sudeda luitai, tai jausmai, tai pagalba vienas kitam. Aš ne faraonas, bet jeigu manęs nepalaidosite už 500 000, jums vaidensiuos. Wow. Žinai, kas ta gėlė? Sustojau Deimantį paimti smilkaliukų, nes tai labai mėgsta smilkaliukų. O, šiaip gana geras. Tai va, 2 eurai. Okay, thank you. Have a nice day. Let's go. Chihuahua. 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 Užsisakėm greito maisto restorane maisto, tai iš to, kad už 2 tokio beleko, kad dydžio tokius... Nu, ne tokio, bet ta prasme tikrai labai didelius
tokius va suktinukus, bulvytės ir kolą. Sumokėjome 3 eurus. Ir labai skanu. Norime važiuoti iki namų, tai va draugai kol kas galiu 5 minutėlės derisi. Mums geresnė kaina. Realiai turime Egyptian pounds 125. Tai nežinau, čia gal koks euras su kažkiek yra. Tai gal parveš mus. Aš įveikiai visi sutinka. Anksčiau ar vėliau sutiks. Sveiki sugrįžę. Tai iš tikrųjų, žinokit, pas mus liko dabar 2 pilnos dienos. Realiai čia atostogose. Tai turime šiandieną visą pilną dieną ir rytoj mes 8 vakaro jau turime būti oro uoste, nes skrisim į Lietuvą, tai skrisim per naktį. Tai žodžiu, paryčiais turėtume būti jau Lietuvoje. Tai ką, prileiskime šitas dienelės kartu su manimi. Aš laukiu mūsų vairuotojo, mūsų draugai, va, žiūrėkit, kaip užsiminėjo kokiom veiklom Karina. Laukia ant asfalto, bernai žaidžia kažką, truputį mašinas pamušinėje. Prasme. Žodžiu, jie tai visada susiras ką veikti. Ką gali pasakyti, tai tikrai. O. Apdaužysit. Daugiau laiko nei prie piramidžių davė. Daugiau laiko nei prie piramidžių davė grinai. Valentas apšaukė šiandien Kariną. Ką padarė? Apšaukė Kariną naktį šiandien. Karina labai blogos yra savijautos. Nu, bandome jai. Draugė. Pasižiūrėkit savo. Oh, my brand new. This is... O aš tokia raudona. Gal pasiimu šitą pliažą? Aš tik veidrodėlį paliekam. Jiem ir taip pinigėlių matau nėra čia. Atidaryk dar kartelį. Wow. Ai ne, žiūrėk. Sakėt, atvykome mes į mūsų paplūdimį. Draugas susterino maudomuką bikinį savo prie pat jūros. Ant kiek gražiai, žinokit, wow. Žydra. Ir dabar, žinokit, realiai einu ir galvoju, galbūt mums visai būtų variantas išsinuomoti tą valtelę. Čia, kur patiem plaukti, 400 bijų pinigėlių. Gaunasi už 1 valandą. Tai gal visai fainai, nes čia yra privatus paplūdimys, kurį mes įsinuomom. Tai žodžiu, šitas paplūdimys nėra pats gražiausias, nes jis sako, čia baltos smėlio paplūdimys, žiauriai gražus. Wow, tikrai balta. Nu, bet nieko, tai žodžiu, sumokėm po 200 jų pinigėlių. Įėjimas žmogui. Ir dabar žiūrim, kad čia visai faina tokia vietelė. Būtų prasiplaukti, visai smagu. Jeigu mes nenuskęsim, būtų labai gerai. Aš dabar. Pagalvoji? Mes dar girdžiai plaukia. Pavydai jaučiu. Jo, sakėte plaukia. Čia mu? Jo. Mu. Sakiau? Per toli nuplaukia jau. Atgal. Nice. No? Nenori. Mes vis tiek laimėtume jaučiu. Maybe you wanna change? You wanna change? Good ladies, of course. Vyrai dirba, o mes savo tiesiog karalienės. Ane, karinukai? Na, bet taka, taip ir turi būti. Taip ir turi būti pas moteris gyvenime. Natūraliai spaustas sultis už 70 centų. Taip. Kaip tavo burgeriukas? Wow! Kaip gerai čia. Ernesto Salačikės. Mes ką tik iš pliažo mūsų praleidom visą kiaurą dieną, pasivažinėjom valtim, literaliai valtim. Bet labai smagiai praleidom laiką, ką galiu pasakyti, žinokit, aš vis tiek dar esu neįdegus, tokia vos parudavau. Kiti raudoni, valentas iš vis krabas dar vis. O draugė irgi parudavus labai, o aš tai nesprantu, žinokit, kažkaip neįdės. Ne, žinokit, realybė yra realybė, labai mažai žaidė. Aš nefilmuosiu ją, aš suprantu. Bet nieko, žodžiu. Iš Pliažiuko pasiėm taksiuką, lekiame iki miesto centriuko. Va tai mes ir valau. Čia jau repas. انا في الطالع زي راتي ومختارش كانت معمول حسابي Žinot, ką pagalvojau, aš su jumis kartais atrodo šneku, tai kaip su kokiais savo visiškai draugais. Tai, žodžiu,
Nežinau, tikiuosi, kad jums irgi šitas... O, dieve, kokias susivėlusi, nemačiau. Tikiuosi, kad žinokit, irgi šitai vlogai apskritai jums, mano vlogai, ne tik šitai, bet apskritai mano vlogai persiduoda jums taip pat. Gerai, paprastai ir be jokio kažkokio apsikrovimo, tiesiog dėl geros nuotaikos. Nes tikrai žinokit, aš juose nekalbu apie gyvenimą, apie tikslus, apie galbūt kažkokius tam tikrus verslus, karjeras ir pinigus, kas tikrai mano gyvenimo sudaro didžiąją dalį. Ir žinokit, va, kas artimai manęs ir pažįsta, tikrai žino, kad aš labai dažnai šneku apie šitas temas. Bet pagalvoju, jums toks galbūt būtų nuobodu. Tai nežinau, galite parašyti komentarus, jeigu tarkim būtų aktualus sužinoti daugiau mano minčių apie visokius tam tikrus asmeninius dalykus, kas priverčia tave tobulėti. Tai galite parašyti, galbūt aš pasistengsiu daugiau truputėlį apie tai pašnekėti. Eik tu savo, kreizi, akinius dar įdegi. Kai krabas atrodai. Ačiū. Ne, bet vis tiek, tu gražiai atrodai. Tiesiog atrodai kaip krabas. Gražus krabas? Gražus krabas. Mane brangiai restorane parduotų? Labai. Brangiausias būtum. Valentas jau nebe krabas. Dar dama. Jeigu atsimenat seną video. Mes žaidžiam aslą. Karina tuo atrenks Valentą. Skupikai seniai jau. Pažiūrėkit, nėra Bet damas. senė turėtų būti. Nes... Kur nei dingo? Sučiauja. Draugė, ar tu sučiauja? Iš kur tu čia atsiradai? Ką? Klausyk. Huga jau pavydėtų, manau. Ne? Baby. Pavydėtų, žodžiu. Klausyk, iš kur tu čia? Kokia fainuolė, tiesiog atėjo atsėdo ant kelių. Jau čia nuo kieno pečių didžiausiai filmai eina. Tu visiškai krabas dabar. Bet akis tai wow, kad tu kaip... Baltas, ne? Jos, tavo žydros akis ir aplinkui balta, tai atrodo, kad tu tiesiog parodyk. Ačiū. Wow! Labai. Nusišypsok. Oho, kokie balti dantis. Prie raudonos odos tai gerai atrodo. Su tinklinio kamuoliu žaidžia futbolą. Pats gražiausias, ką aš esu mačius ir aš pati pasilikčiau, bet tu turi namus. Bet aš parodysiu. O tu neturi draugę namų? Jo, bet aš kol savo turėsiu, tai... Jeigu tu man šitą padovanosi, tai aš neturėsiu kurio dėti. Jis bus labai gražus. Taip tik, nes toksai kreminis, gražus. Jis man rodo šiaip priversta žiūrėti. Nu, čia paprastesnis. Juokauju. Labai gražu. Draugai, tiesiog fantastika. Oho, čia jau nedidėja jų. Wow. Ir va šitas. Kur šitą radai? Kiek iš 10? Iš tikrųjų, tai žinokit, apsimetinėjau, nes jau atsibodo tas pats maistas kiekvieną dieną, bet šį kartą visai išalkus jaučiuos, tai visai skanu. Oras kaitina. Yra turbūt brangiausiai gyvės suvalgysiu bomžpakį. Lėktuvė. Wow, kiek kainavo? O, ačiū labai, kiek kainavo mažutė? 4 eurai vienas. 4 eurai? Vienas. Ačiū. Prabangiausi balsai, kuriuose suvalgysi, ką noriu pasakyti. Ui. Norime padėkoti sponsoriai Valentai.
Jo, jinai va čia va. Kiekvieną kartą grįžus po kelionės yra tas pats scenarius. Ta prasme, mamytė yra nereali. Maisto pagaminta, šaukuliukai, salatytės. O dievės, sribytė. Nu, fantastika! Ne, nemanau, kad žiūrės. Žinokit, ką galiu pasakyti po kelionių, vis laikai yra žiauriai keista būti namučiuose, nes atrodo namai kažkokie kitokie, keisti tokie visai. Tai žodžiu, bet laimingai, fainai, visai džiaugiuosi realiai grįžusi, nežinau, kažkaip gera būti namie. Grįžtam į realybę iš plius 28, plius 30 į nuliuką. Dabar yra 0 laipsnių, visiškai 0. Net namai atvėsia visi. Reikia, žodžiu, pašilyti. 4 ryto, hebrytą, 4 ryto. Viskas, žinokit, mažuly. Mūsų kelionė yra baigta. Mes grįžom į degusios. Parodyk savo apyrankę, kaip tu įdegiai. Nesimato, matosi. Grįžom į degusios, pasiilsėjusios nuo visko, nuo atostogų, bet žinokit, jau norim grįžti režimą. Jau grįžom į režimą. Labai noriu. Aš dar nepilnai, dar reikia atsigauti. Bet mes jau Lietuvoje. Egipto dienos jau baigtos. Atostogos buvo 10, viešbutis 1 iš 10. Nu, viešbutis labai blogas buvo. Bet ten Egipto tokia kultūra. Tai yra kaip ir jau nieko nepakeisim. Štai buvo gera kompanija, geras laikas ir Labai smagiai. ir faina vieta. Išskirs viešbutis, ne. Ne, tik ne viešbutis. Kas yra? Ai. Tai va, tai ačiū, kad buvot šitam vlogė. Pabuvot kartu su mumis Egipte. Praleidot laiką ir mes siunčiam jums ką? Bučinukus. Ir iki sekančio vlogo.